Kai nutinka taip, kad lūžta danties kanalas ir prasideda uždegimas, kaip kad man dabar yra nutikę, pagalvoji, o kaip anksčiau žmonės tvarkydavosi su dantų problemom. Pasirodo, kad labai gilioj senovėje šio laikinių dantų problemų beveik nebuvo. Archeologai ištyrė beveik 300 žmonių kaukolių, iš kurių seniausiams yra 28 000 metų, nustatė, kad dantų problemos pradėjo ryškėti tik maždaug prieš 12 000 metų. Kas įvyko prieš 12 000 metų? Žemės ūkio revoliucija. Žmonės, kurie iki to laiko gyveno kaip medžiotojai rinkėjai, pamažu perėjo prie žemdirbystės. Čia buvo turbūt didžiausias žmonijos žingsnis nuo Homo sapiens atsiradimo, kuris visiškai pakeitė mūsų gyvenimo būdą ir mitybą. Antropologijos žurnale rašoma, perėjimas nuo medžioklės ir rinkimo prie žemdirbystės siejamas su burnos sveikatos pablogėjimu. Daugiausia dėl padidėjusio angliavandenių vartojimo. Viena iš paskutinių pasaulyje likusi medžiotojų rinkėjų bendruomenė, pavadinimu Akta, gyvena Filipinuose, šiuo metu irgi po truputį pereina prie ūkininkavimo. Todėl vieni nariai ten vis dar yra pilnai medžiotojai ir valgo mėsą su kiekvienu valgymu, kiti nariai tik ūkininkauja ir maitinasi beveik tik ryžiais. Tai kas yra įdomu, kad kai mokslininkai lygina jų dantis, tai pas ryžių valgytojus burnoje yra fiksuojamas ryškus paplitimas tokių bakterijų, kurios skaido angliavandenius ir sukelia dantų ėduonį. Ir dėl to sėslesni Akta nariai, kurie vartoja daugiau ryžių, turi ir daugiau dantų problemų. Tai čia yra labai geras pavyzdys, kai žmonės gyvena vienoje bendruomenėje, tiesiog labai skiriasi jų mityba ir dėl to labai skiriasi jų dantų būklė.